Sveiki, jūsų dėmesio tiesioginė aktualių laida Nauja diena. Šiandien turėsime šiek tiek vėliau svečią Saulių Skvernelį, kuris labai aštriai kalba apie Ramūną Karbauskį, kalba apie tam tikras grėsmės nacionaliniam saugumui. Pamėginsime daugiau suprasti, ką turi omeny Saulius Skvernelis, apie tai šiek tiek vėliau laidoje, o šiuo metu sveikinuosi su Edmundu Pupiniu, Seimo nariu, konservatorium, kuris taip pat toliau dalyvauja rinkimuose ir yra antram ture Utenos apygardoje. Sveiki, gerbiamas Edmundai. Gal pradėkime nuo to detektyvo, kuris jau čia galima juokauti apie Gintautą Palucką, bet jo šiandien studijoje nėra, bet tokia karma, tokia nelaiminga karma Palucko, eilinį kartą jam pritrūksta kelių balsų, bet čia situacija dar įdomesnė. Jum neva buvo pritrūkę balsų, jūs buvote trečias ir perskaičiavus, jūs tapote antras. Taip. Tarp jūsų ir Palucko yra, jeigu gerai suskaičiavau, kem 8 balsai. Ne, dabar kai jau perskaičiavo. Ne. O kiek? 126. 126, po pirmo perskaičiavimo buvo 48 ir tai leido skųsti komisijai, kad perskaičiuotų, bet po to kažkaip tai stebuklingai vėl komisija pataisė ir įtraukti buvo visi balsai, nes perskaičiuojant buvo surasta daugiau balsų, tačiau į protokolą pirmo atveju įrašyta 48, po to atsirado 126. Skirtumas iš viso 148 balsai. O dabar tarp jūsų ir Palucko yra 148 balsai. 126, nes aš pralašinėjau 22 balsus. Tai reiškia 126. Tai leido jums perskaičiuot? Nes perskaičiuot galima, jeigu 50 ir mažiau. Taip. Dabar, kai skirtumas 128, jau Paluckas negali skųsti, kad perskaičiuot. Kaip jūs aiškinate, tai kelia tam tikrų abejonių dėl skaidrumo rinkimų skaičiavimo, ar ne? Yra pagrindas sakyti, kad galimai neskaidriai. Čia tik vienas pavyzdys, ar ne? Jeigu imam visą Lietuvą, imam kitas apygardas, kur šaknis tokių dalykų? Na, šiandieną sunku būtų kaltinti. Komisija sako, kad nuovargis, panašios pavardės, bet man, aišku, kyla įtarimas. Paluckas ir Pupinis panašios pavardės? Ne, ten buvo dar, reiškia, ir Podžiukas, reiškia, kuriam buvo permetami balsai. Tai iš tikrųjų panašios pavardės, bet man tik tai kelia klausimą, kodėl tos panašios pavardės visada dirba ne mano naudai. Tai yra, ne man kryto balsai pagal panašias pavardės, o kažkur tai iš manęs. Čia pasiaiškinimas komisijoje, kad galima žmogiška klaida, nes panašios pavardės. Taip, dviejais atvejais. Vienu atveju sunku paaiškinti, kadangi tarp kitų biuletenių buvo įdėta apie 16 mano biuletenių, reiškia, perskaičiavimo metu. Tai šioje vietoje, vėlgi, sunku pasakyti, čia, žinot, kaltinti žmonių nesinori, bet, kažkaip tai jaučiuosi nejaukiai ir manau, jūs klausėt, ką reikėtų daryti, aš manau, vis dėlto tobulinti skaičiavimo sistemą. Galbūt skaičiavimo metu nors pastatyti kameras, kad matytųsi, kas ten vyksta iš tikrųjų ir kad būtų tam tikras, reiškia, turbūt tam tikrą galimybę, esant reikalui patikrinti, reiškia, kaip ten viskas vyksta ir kur ten kas vaikšto. Kai mes balsuojam, ar ne, tai mes turim lapą, jame yra pavardės, uždedi kryžiuką prie pavardės, įmeti į biuletenį. Šioje vietoje viskas aišku. Čia viskas aišku. Ištraukiai, yra kryžiukas prie Pupinio, dedi į Pupinio, reiškia, papkutę. Yra prie Palucko, dedi į Palucko. Kaip čia gali atsirasti klaida? Tai kažkokiu tai momentu tarp vidury, reiškia, kai būna suskaičiuoti, kažkokiu tai momentu gali, reiškia, kitoj krūvelėje atsidurti tavo balsai, reiškia, įdėti. Tai yra, už jūs balsuoti biuleteniai su jūsų pavardė atsiduria, tarkim, prie Palucko krūvelės. Nebūtinai Palucko. Kaip pavyzdys, taip. Čia Palucko nereikia kaltinti, aš abejoju. Tai nieko nekaltinam, aš kalbu apie Palucko. Ar čia mažiausiai, ko gero, Palucko buvo, reiškia, noras taip daryti, reiškia, ir buvo kitų, kurie... Jis pats to negalėjo daryti, ar ne? Žmonės komisijoje. Bet kyla abejonės čia kitų. Bet iš tikrųjų, tai antras atvejas, tai, perdodant duomenis, kažkaip tai duomenis yra sumaišomi ir nusiunčiami, reiškia, mano rezultatai, reiškia, kurie yra žymiai geresni, vietoje kitos pavardės, o man duodami kiti, reiškia, rezultatai, kur iš tikrųjų jie yra mažesni. Ir tai nesunku atsekti. Iš tikrųjų, mes iš karto tą patį vakarą jau pastebėjom. Galbūt tie žmonės patirties neturi, lengva pastebėti. Nes paprastai visose apylinkėse visą laiką aš gaunu daugiau balsų negu partija. Ir čia iškart buvo matyti, kad kaip čia atsitiko, kad aš gavau mažiau balsų negu partija bent poroj apylinkių. Tai mes iškart pasakėm, šitą ir šitą reikia perskaičiuoti. Bet dar kartą prie to, ką dabar pasakėte, kad siunčiant duomenys galėjo būti klaida. Reiškia, konkretus žmogus
siunčia duomenis į Vyriausią rinkimų komisiją. Taip. Tai daro vienas asmuo, ar jį kažkas dar pakontroliuoja, ar jis teisingus duomenis? Sunku pasakyti. Galbūt, reiškia, ko gero, galbūt duomenis pasako vienas, suveda kitas. Šiandien aš tikrai negaliu pasakyti, kaip tas vyko, reiškia, kaip gali vykti. Bet jūs kaip parlamentaras, kaip tautos atstovas turėtumėt rimtai susirūpinti. Matot, visada aš linkęs pasitikėti tie, kurie dirba savo darbus. Negalit pasitikėti. Ne pirmi rinkimai šito jūsų apygardoje. Tenai pirmieji buvo iš tikrųjų įtemptas balsavimas. Ir perskaičiuota buvo. Perskaičiuota, bet tenai aš galvoju, kad daugiau, tikrai galėjo būti atsitiktinumas. Iškart, reiškia, po rinkimų atsirado vienas tik biuletenis. Vienas biuletenis, kuris pakliuvęs į svetimą prieš 4 metus. Vienas biuletenis, kuris atsirado kitoje vietoje. Tai iškart po pirmo perskaičiavimo matėsi, reiškia, nelygus rezultatas, o jau kad aš vienu balsu pirmauju. Po to prasidėjo, reiškia, kiti dalykai ir vieni, kurie susijęs su paštu, kuomet buvo kažkur tai, reiškia, klajojo dar keli laiškai, kurie buvo išsiusti, bet nebuvo atvykę čia. Tada susirinko komisija, perskaičiau ir tada aš jau pirmavau, reiškia, gal kokiais 5 balsais. Keliais balsais. Tada buvo apskūsta, tada Centrinė Vyriausia rinkimų komisija vėl skaičiavo. Ir tada jau tenai skaičiavimas vyksta ir žiūrima sugadintų biuletenių, svarstoma jau tada, reiškia, atsirado 6 balsai ar kiek. Kiek jūs manote gali veikti partinis faktorius, simpatijų faktorius? Patinka man kandidatas, tai aš jam padėsiu, kalbant apie rinkimų komisijos narius, nepatinka, tai aš jam pakenksiu. Kaip sakant, aš nenorėčiau taip galvoti. Iš tikrųjų, sakau, šiandien kaltinti, turbūt turėtų tie, kurie galbūt gali kaltinti. Galbūt Vyriausia rinkimų komisija dar panagrinės, atsakys į šį klausimą. Bet, paprasčiausiai nesmagu. Nesmagu, kuomet jauti, kad, kažkas tai ne taip. Ir nesinori žmonių įtarti, bet šitoje vietoje vėlgi, vis tiek atsakingas darbas. Tarkim, vis tiek turi žmonės, reiškia, tai ne mane apgavo, tai apgavo tos rinkėjus, kurie atėjo balsuoti, kurie, reiškia, pasitikė, atrodo, sąžiningai eina į rinkimus ir čia jie paprasčiausiai jų balsai keliauja kitur. Tai kalbam apie, gerbiamas Edmundai, jau kreipiuosi jūs kaip į parlamentarą, kaip į tautos atstovą, kalbam apie demokratijos pamatus, ar ne? Apie tikėjimą demokratiją, skaidrumu ir sąžiningumu ir padorumu, ar ne? Apie tai kalbam, ar ne? Turbūt atsakomybės daugiau reikėtų, jeigu jau tai buvo klaida. Antras dalykas, tikrai, turbūt viena iš tų problemų, kad galbūt šiek tiek nėra didelio noro eiti dirbti į komisijas. Ir čia turbūt ateina jo žmonės, kurie ne patys geriausiai paruošti. Turbūt ne patys geriausiai paruošti, jie ateina, reiškia, ypatingai nauji, jie turbūt nėra tokie aktyvūs ir nėra, reiškia, informuoti, kaip reikia darytis. Tai va šioje vietoje turbūt bendra problema. Reikia tikrai daugiau turbūt finansavimo, reiškia, kad ateitų žmonės, tie, kurie ir neišeitų tie, kurie daug metų turbūt skaičiuoja ir daug metų sąžiningai dirba. Ir šioje vietoje, kai tai turėtų būti kažkaip tai sumažinta. Arba galvoti, reiškia, kitą modelį, kaip čia suorganizuoti tas komisijas, kad vis dėlto atstovavimas būtų pakankamai, reiškia, skaidrus ir pakankamai patikimas. Išeinant iš jūsų apygardos, bendrai kalbant, šiaip konservatoriam labiau sekasi didžiuosiuose miestuose, prasčiau sekasi mažesnėse apygardose. Ko jūs tai aiškinate? Čia turbūt politologai turėtų atsakinėti. Bet jūs gal irgi nagrinėjat partijoje, net nebejoju, kad gilinatės, analizuojat. Žinot, turbūt vienas tų, kad vis dėlto, ką aš irgi dažnai kalbu, tai yra tam tikra atskirtis. Mes nepadarėm visko, kad iš tikrųjų žmonės vienodai gerai gyventų kitur. Miestai didieji, aišku, jie plečiasi, reiškia, turbūt žmonės siekia, reiškia, daugiau tikslų, nes yra galimybių, yra pasiūla tam tikra. Reikia pastoviai, reiškia, save ugdyti ir mokyti, o, reiškia, kaimiškose regionuose viskas tvarkoja. Žmonės gyvena, dirba, bet vėlgi turbūt daug kas iš tų žmonių, kurie čia Vilniuje yra ir kurie siekia tam tikros karjeros, jie vis dėlto pabėga į Vilnių arba į didžiosius miestus. Tai daug uteniškių čia, aš sutinku, čia Vilniuje gyvenančių. Kurie būtų balsavę už jūs, jeigu būtų tikiuosi, Utenoje. Taip, jie skambina, vėlgi, taip tariant, jūsų rinkėjai bėga į miestus ir nebelieka provincijoje. Sutinku daug ir čia man rašo, vėl, reiškia, sako, kaip čia yra, sakau, tai jūs balsuokit, sako, negaliu, aš jau čia. Ir palaikantis, tarkim, ir žinomi žmonės vėlgi pergyvena labiausiai, bet jie čia.
Antram turui, kieno paramos ieškote, kokių partijų, kokių atstovų? Na, žinokit. Ar neieškote? Neieškau. Ir man kas įdomiausia, kad, na, ir tai tikrai džiugu, kad vėlgi, na, yra nemažai tų partijų daugiau į kairę, kurios konkuruoja, bet vėlgi dėl kandidato esamo dabar neskuba palaikymo išreikšti nei vienai, nei kitai pusė. Apie kurį čia? Na, su kuriuo teks konkuruoti. Apie Šeršniovą. Taip, reiškia, taip. Su kuriuo teks konkuruoti. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje. O jis ieško paramos? Nežinau, man tai nelabai įdomu. Nesidomi? Negaunat informacijos? Ne, tikrai nesidomi, iš tikrųjų, bet žiūri tam tikrą tendenciją, na, iš tikrųjų, daug rinkimų jau galėjau pralaimėti. Nes, tarkim, jeigu sudėjus kairę ir pusę, tai iš tikrųjų, na, gaunasi vaizdas, nu, nelabai koks. Praeituose rinkimuose irgi man prognozavo maždaug 1500, 2020 1500 pralaimėsiu. Bet va taip yra, kad kažkaip tai Utenos žmonės pasitikė, nes aš ten senokai darbuojasi, įvairiuose darbuose, ne tik politikoje buvau, tai šioje vietoje gaunu palaikymą. Ar vyksta tarp partijų, tarkim, kelkim lygmenį aukščiau, ar ne, visos vienmandatės, jūsų žiniomis vyksta socdemų ir konservatorių tarimaisi dėl paramų ten, kur naudinga ir vienai ir kitai partijai paremti kitą? Tai yra socdemui paremti konservatorių paremti socdemui? Na, ko gero taip. Aš nenorėčiau vertinti. Ko gero, ar jūs žinote, kad tai? Na, turbūt vyksta vis dėlto. Tai vyksta ar nevyksta? Nes matot, kad ir niekas ir neslėpia. Tai, nes aš galiu nežinau, bet jūs tikrai žinote. Skvernelis pasakė, kad nu, negalim priveikti. Reiškia, skyriuje žmonės visai kitaip galvoja. Tai va, iš tikrųjų taip yra ir skyriuose. Na, vėlgi. Tai yra skyriai gali apeidami arba neklausydami centro nuspręsti remti, tarkim, politinį oponentą. Taip, galiu pasakyti ir visose partijose tas yra, kadangi, na, čia tik tai Seimo rinkimai, o yra rinkimai savivaldos. Tai įsivaizduokit dabar, reiškia, jeigu savivaldos rinkimuose koalicijoje dirba tie patys partneriai, kurie, tai vėlgi jiems reikia saugoti savo reiškia, koalicijas ir vėlgi, na, jie negali eiti, jie paprasčiausiai, reiškia, pergyvena irgi dėl savo koalicijų vietose. Bet jūs prieš tai sakėt, kad jūs Palucko, pavyzdžiui, neprašė paramos antram ture. Na, ar prašėt? Ne, parašyti neprašiau, bet iš tikrųjų... Bet kalbėjote su juo? Bet aš taip supratau, kad, reiškia, bent išskyriau žmonių, kad jie laikysis vis dėlto neutraliai. Socdemų skyrius Utenoj laikysis neutraliai? Taip, jie leidžia apsispręsti savo žmonėms. Neagituoja prieš jūs, kitaip. Taip, neagituoja prieš. Galima taip pasakyti. Dar labai trumpai lieka minutė, gerbiamas Edmundai, Gitano Nausėdos vaidmuo šituose Seimo rinkimuose. Kaip apibrėžtumėt? Aš taip nedaryčiau. Neutralusis ar ne? Ne, aš taip nedaryčiau. Kaip? Na, paprasčiausiai turėjom geresnių pavyzdžių, kuomet prezidentai prieš rinkimus, ypatingai užimdami prezidento postą, na, nedarydavo tokių kai kurių ėjimų, kurie kelia abejonių. Tarkim, kviestis, reiškia, kalbėti. Nes jūsų nepakvietė. Čia galbūt apskritai nereikėtų kviestis. Prieš rinkimus apskritai nieko nereikėtų kviestis. Antras dalykas vėlgi, na, kažkaip tai teisėjauti, reiškia, vieną iš partijų, kad, na, galbūt ir nieko, galbūt praeis. Tai iš tikrųjų taip pat, nežinau, tai yra tikrai, nemanau, kad teisingas sprendimas. Gal laikas parodys. Dėkui, Edmundas Pupinis buvo mūsų studijoje. Ačiū už skirtą laiką. Toliau tęsime laidą, netrukus kalbėsime su Sauliumi Skverneliu, kuris, pusę lūpų užsiminė apie jo turimą įdomią informaciją, svarbią informaciją apie Ramūną Karbauskį. Pažiūrėsime, gal jis mums pasakys daugiau netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsim aktualių laidą, tiesioginis eteris, nauja diena, kaip žadėtas pokalbis su Sauliumi Skverneliu, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku. Sveiki, gerbiamas Sauliau. Labą dieną. Jūs vakar, kalbėdama žiniasklaidai, kalbėjote apie Ramūną Karbauskį, priminėte tam tikrus jo epitetus tiek apie jūs, apie kitas partijas, sakėte, kad sunkiai įsivaizduojate koaliciją su tokia, su partija, kuriai vadovauja toks veikėjas, bet šiandien, Elta, jūs prabilote apie keliamą grėsmę nacionaliniam saugumui iš Ramūno Karbauskio pusės. Galite šiek tiek patikslinti šitą mintį?
Aš nenoriu plėtotis. Iš tikrųjų, paskutinės savaitės, kai vienas asmuo sau leidžia asmeniškai įžeidinėti, meluoti ir tai taikyti visiems politiniams oponentams, tai kalbėkim faktais. Vienus faktus Remigijus Žemaitaitis paviešino apie jo indėlį 2010 metais, kai jisai dalyvavo permainų koalicijoje, pasirašęs ir suteikė Andriaus Kubiliaus vyriausybei gelbėjimosi ratą. Dar prisiminkime ir Bartoševičiaus istoriją, kai jų dėka tyrimas nebuvo padarytas dėl neaiškių priežasčių susijusių galimai su verslo interesais. Tai tiesiog reikia kalbėti faktais ir faktai yra tokie, kad galimai, aš pabrėžiu, galimai tokių duomenų yra ir tai vadinamai Bako komisijoje, jas skaitant nuosekliai, galima tokias prielaidas susidaryti. Tai iš viešos informacijos, ar ne? Nes ar jūs remiatės kažkokią neviešą informaciją komisijos? Tai nėra vieša informacija. Tai yra taip vadinamos Bako komisijos tyrimo medžiaga, tarp daugybės epizodų yra įvairiausių tokių liečiančių mūsų vidaus politikos gyvenimą. Tai, kas vieša, aš pacituosiu, Gitanas Nausėda bei jo rinkimų štabo nariai 18-19 metais palaikė ryšių su baltarusiškų trąšų verslo atstovais, su jais sustikinėdavo, tapę šalies vadovų, šios asmenys kviesdavo į prezidentūros vykusius renginius. Šita vieta? Ne, aš tikrai, jūs manęs neiškvosite, kadangi aš nekalbėsiu apie tai, kas yra pažymose, bet ten yra susijęs su 19 metų įvykiais kai kuriais. Tai tiesiog yra tokio vėlgi grindžiamos prielaidomis, ar ten buvo kas nors giliau padaryta, ar ne, tai turėtų jau atsakyti kitos institucijos, kurios tais klausimais arba domėjosi, arba tiesiog paliko nenagrinėtais. Nes čia raktinis žodis yra trąšos, gerbiamas Sauliau, ar ne? Be abejo. Šitas žodis? Be abejo, ir ne tik. Šitas ir ne tik, o kokie dar? Kitas klausimas. Kitas klausimas yra apie tai, kas man neoficialiai žinoma, gal jūs galite patvirtinti ar paneigti, kad Ramūno Karbauskio tėvas yra šitam kontekste, kurį aš ką tik pacitavau. Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti. Aš pasakiau apibendrintą galimą informaciją, kurią galiu pasakyti. Daugiau nieko detaliau sakyti negaliu, nes tai yra nevieša informacija. Tai paskaitė nemažai Seimo narių ir tą bendrą vaizdą gali susidaryti, ne aš vienas. Kitaip tariant, kaip jinai turėtų būti realizuojama, tai ką jūs iškėlėt kaip problemą? Paprastas dalykas, tai yra tiesiog politinė sistema ir partijos, kurios dalyvauja rinkimuose, turėtų tą daryti skaidriai. Ir jeigu tu dalyvauji rinkimuose, vadovauji politiniai partijai, turi prisimti atsakomybę. Ir tada ta atsakomybė politinė būna už tavo dalyvavimą viešuose rinkimuose. Kada tu slepiesi ir pats nedalyvauji, lieki šešėlyje, tai tokių klausimų yra ir tada kyla natūralus klausimas, kas už to stovi ir kas iš tikrųjų realiai tampo politikus esančių Seime už virvučių. Kitaip tariant, galima įžvelgti tam tikrų sąsajų tarp prezidento, jo aplinkos, trąšų verslo atstovų ir Ramūno Karbauskio bei jo tėvo, kuris irgi yra susijęs su šito verslu, ar ne taip? Nedaryčiau tokių išvadų dėl prezidento. Dėl prezidento nedarytumėt? Ne. Bet komisijos išvadose minima prezidentūra ir būtent tų trąšų verslo atstovų vizitai. Aš už tai ir kalbu apie galimai vartoju žodį, kadangi ten yra daugybė prielaidų. Ar tos prielaidos yra pagrįstos gilesniais tyrimais, šito aš negaliu atsakyti. Kitaip tariant, rezimuojant šitą dalį pokalbio, jūs nematote galimybių būti koalicijoje su valstiečiais ir žaliaisiais, kaip besusiklostytų Seimo rinkimai? Mes tokį sprendimą ar galim ir su kuo galim priimsim antradienį po Seimo rinkimų, tai yra 29 spalio. Ir aš visą laiką kalbėjau ir kalbu ir darau skirtį tarp valstiečių, Seimo narių ir partijos narių ir žmogaus, kuris nedalyvauja niekur oficialiai rinkimuose ir politinėme procese. Tai kaip vertinsime, matysime po to, tai tikrai nėra mano sprendimas, bet tos kelios savaitės, kur yra tiesiog įžeidinėjami, asmeniniai įžeidinėjimai pilami ir melas toliau visoms politinėms jėgoms, kurioms potencialiai gali būti koalicijoje. Tai yra socdemai, yra konservatorių projektas, Žemaitaičio melagių kampanija, mes esame išdavikai kažkokie generolščikai ir liberalai neskaidrus ir dar baisesni. Tai vieną kartą reikia žiūrėti į veidrodį ir tam veidrodį matyti, atspindėti galbūt visus tos epitetus, kurios skleidžia kitam.
Jūs taip pat vakar LRT interviu sakėte apie Karbauskį, tai kad Karbauskis, kuris pamynęs vertybės, kuris pats deklaruoja ypatingai kalbant apie tradicinę šeimą, krikščionišką tikėjimą ir panašiai. Ką čia turite omeny? Tai turbūt kiekvienas rinkėjas, jeigu pasidaro išvadas, jeigu kalbė apie tradicinę šeimą, ar tu pats laikaisi tų principų. Jeigu kalbė apie tai, ant ko laikosi vakarų Europą ir mūsų valstybės pamatas, kultūrinis pamatas yra krikščioniškom vertybėm pagrindai, tai yra kaip toks tavo santykis su tikėjimu. Tai tegul pats atsako į tos klausimus, jeigu nori. Jūs norit pasakyti, kad yra pagrindas manyti, kad jo šeima yra netradicinė? Aš nieko nenoriu pasakyti, ką manyti, aš sakau tai, kokias aš išvadas pasidaręs esu pats. Ir yra faktinės išvados, o ne darytas prielaidomis. Ir mes tikrai šiandien nematau reikalo kalbėti apie žmogų, kuris nedalyvauja rinkimuose. Kaip minėjau, neprisėima politinės atsakomybės. Tai, kas žinoma viešai, kad jo žmona yra Ispanijoje, o Greta Kildišienė kažkur tai irgi ne Lietuvoje, apie tai, ką nors galit pasakyti? Ne, aš tikrai nenoriu lysti į kitų asmeninius gyvenimus, bet jeigu tu deklaruoji pačias vertybės, principus, tai tų principų reikia laikytis. Kalbant apie Moniką Navickienę, jūs irgi po įsisiūbavusio Fox Space skandalo, jis tęsiasi toliau, sakėte, kad visa vyriausybė turi dėti ant stalo įgaliojimus. Jūs juokavote ar jūs rimtai šnekėjote? Aš labai rimtai kalbėjau, kadangi kaip benorėtų mūsų politiniai oponentai ir kolegos konservatoriai šitą temą pamiršti, eilinį skandalą pamiršti, kas lydėjo juos per 4 metus, tai to nepavyks padaryti, nes ir prezidentas labai teisingai yra identifikavęs, kad tai yra viena iš stambiausių galimai politinės korupcijos skandalų supurčiusių mūsų politinę sistemą. Prezidentas, valstybės vadovas galbūt turi daugiau konkretesnės informacijos, bet ir tai, kas dabar yra paviešinta, tai yra su pinigų plovimu susijusios istorijos, su neskaidriais viešais pirkimais, su galimu kyšininkavimu, papirkinėjimu valstybės tarnautojų, norint gauti valstybės užsakymus, už tai, kad valstybės institucijos privalo kelis kartus brangesniais įkainiais pirkti paslaugą tokią. Ir tai yra susijęs su, tikrai išmatyt aukščiausios sluoksnio Tėvynės sąjungos politikų. Dar daugiau, ta politikė be 5 minučių buvo kandidatė į Respublikos prezidentus nuo jų partijos. Ir tas taigus Ingridos Šimonytės iššaukimas niekam netikėtas, tame tarpe ir partijos bičiuliams, gal irgi buvo susijęs su tuo, kas gali paneigti tokią galimybę, kad galbūt kažką tai sužinojo apie grėsinčius nemalonumus. Tai čia mes tikrai negalim pasakyti, kad čia nieko tokio nebuvo. Galbūt asmuo, šeima, kuri šiandien yra tikrai skambanti galimai labai neskaidriuose ir korupciniuose istorijose, turėjo galimybę turėti kandidatą ir turbūt su neblogu šansu laimėti prezidento rinkimus. Tai čia prisiminkim istorijas, kad buvo su Pakso ir visom kitom, kaip ta aplinka veikė, ar su tais minimais asmenimis ir verslo bendrovėmis yra susiję kiti politikai, ar buvo remiamis politinės partijos, ar atskiri politinės kampanijos dalyviai. Tai čia tų klausimų kyla vis daugiau ir daugiau. Ir tai pasakyti, kad prisėmė atsakomybę politinę pasitraukdama iš ministrų ir viskas, manau, kad tikrai tai nėra viskas, tai yra tik tai pradžia. Bet kodėl klausiu, ar nepajokavot, nes šitai vyriausybei liko mėnuo, 2, tai ką tai keistų, jeigu jinai šiandien sudėtų įgaliojimus? Simbolinis dalykas būtų, tai yra paskutinis šansas šitai valdančiai koalicijai, kuri labai aiškiai savo koalicijos sutartyje pabrėžė kitus skaidrumo, aukščiausius skaidrumo standartus, kur net regimybė atsiradus dėl kažkokių tai neskaidrių dalykų bus prisimta politinė atsakomybė, nelaukiant net kol bus teisinis vertinimas, tai per 4 metus nei vienoje tokio situacijoje to nepadarė. Tiesiog simbolinis dalykas būtų pasakyti tai, ką mes žadėjome, bent pabaigoje kadencijos padarėme. Taip, tai nieko nekeičia. Vyriausybė liko apie mėnesį laiko darbuotis, nes tiesiog susirinkus naujam Seimui į pirmą posėdį jinai privalės atsistatydinti. Bet simboliškai tai būtų labai prasminga, bet ir to matyt nebandoma daryti, nes visais būdais bandoma atsiplauti nuo partijos reikalų ir nuo politikos. Pasakyti, kad čia, žinote, net ne šeimos, o vieno šeimos nario problemos yra. Nors mes matome, kad tai yra susijęs su daugybė valstybės institucijų.
partijos lyderiai Landsbergis, Šimonytė sako, kad Navickienė jau sumokėjo už savo šitą politinę klaidą. Jūs taip nemanot? Aš manau, kad čia istorijos pradžia yra tik tai ir tokiu būdu pasakyti, kad čia jau viskas baigtų, sumokėjo, tai nieko nepasakyti. Aš žinau, klausimų kyla vis daugiau ir daugiau, ir tų atsakymų reikės. Aš jau tuos klausimus jūsų laidoje paminėjau. Taip, ir kalbant apie, baigiant Navickienės temą, kaip manote, koks tęsinys gali čia būti? Visgi institucijos matosi, kad darbuojasi, tai aš tikiu, kad jos atliks savo pareigą ir tas tyrimas bus objektyvus. Nors vėlgi vertinant spaudos konferencijos pasisakymus dalyvių kai kurių, kur buvo pasakyta, kad čia priversti mes daryti kažkokį tai veiksmą ir bandant visą laiką aiškinti, kad čia visi, žinote, yra tik tai piliečiai ir visų ten nėra čia ko jų minėti, tai tokių keistų interpretacijų kelia, bet sakau, sėdinčius prie to stalo asmenys, tiek FNTT vadovą, tiek generalinės prokuratūros prokurorą, ypatingai stiprų prokurorą, seniai ir labai sėkmingai gliaudantį organizuotų nusikalstamumo bylas, tai man tiesiog neturiu pagrindo abejoti, kad tas tyrimas kažkaip tai bus numeriuotas ne į tą pusę. Aš vėlgi prielaidų galima daug daryti, kodėl dabar, kodėl ne prieš pirmą turą, kodėl tarp pirmo ir antro turo, bet čia visą laiką būna taip. Teisėsauga renkasi realizavimą tada, kada sutampa tam tikros aplinkybės ir yra geriausias laikas tą padaryti. Aš tikiu, kad taip ir buvo padaryta. Jūs dėl tų prielaidų nespekuliuojate, dėl laiko būtent? Ne, nenoriu spekuliuoti, aš tikrai gerbiu institucijas, ikiteisminio tyrimo ir prokuratūrą ir puikiai žinau, kad pačiam teko darbuotis, kaip ten tu padarysi, vis tiek gali pritaikyti kokį nors keistą viražą. Tai šiuo atveju manau, kad pakankamai argumentų FNTT bent jau vadovas išdėstė, kodėl būtent šiuo momentu buvo ta realizacija padaryta. Ir tai susiję ne tik tai su įrodymų surinkimu, bet ir su galimų įtariamų asmenų sulaikymu. Dar trumpai, gerbiamas Sauliau, apie Ingridos Šimonytės ir Monikos Navickienės ypatingai draugiškus santykius. Ką nors apie tai žinote daugiau? Ne, tiek, kiek yra viešai skelbiama, kad tikrai tai buvo matyti daugiau negu tarnybiniai santykiai ir matyt matosi iš ministrės pirmininkės reakcijos, kad tai tikrai žmogiškai labai skauda dėl to, kas atsitiko. Ir niekaip negali susitaikyti ir pripažinti, kad tai yra problema. Visais būdais bando ją teisinti, išsukinėti ir pasakyti, kad čia nieko bendro nėra su politika ir su buvusia ministrė. Čia tiesiog atskirai yra vyro reikalai, o ne nieko daugiau. Tiesiog šeimyninė drama. Jūsų neįtikina, visai baigiant, mažiau minutės lieka, neįtikina, kad Monika Navickienė galėjo nieko nežinoti, ką daro jos vyras? Neįtikina. Dėkui už trumpą atsakymą. Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas. Dėkui, kad radote mums laiko. Laidą tęsime, dabar trumpa pertraukėlė, po jos kalbėsime su komunikacijos ekspertu Mindaugu Lapinsku, bendriau apie antro turo, artėjantį antrą turą, rezultatus po pirmo turo, galimas koalicijas ir galimą manipuliavimą rinkėjais. Netrukus grįšime. Tęsim aktualių laidą Nauja diena, tiesioginis eteris, studijoje Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Sveiki, Mindaugai. Labą. Įdomu labai prieš antrą rinkimų turą suprasti tai, ką jau galime suprasti, tai, ką žinom iš neformalių, neoficialių šaltinių, iš viešos informacijos, kokios buvo pagrindinių partijų strategijos šituose Seimo rinkimuose. Nes viena buvo viešai vardinama, kad konservatorių strategija yra demonizuoti Žemaitaitį, tokiu būdu mobilizuoti savo rinkėją ir skaidyti centro kairės balsus, visų pirma socialdemokratų. Konservatoriai, aišku, visi šitoj studijai kategoriškai tą neigia, bet kai aš šiuo atveju su jais kalbėjausi neoficialiai,
ne vienas man tą yra patvirtinęs. Tai yra pagrindo kalbėti, kokias jūs matėte strategijas, ne tik konservatorių. Apskritai Lietuvoje su rinkimų strategijomis, man atrodo, mes turim tam tikrą mitologizuotą įsivaizdavimą. Turbūt, ko gero, žmonės galvoja, kad čia yra taip, kad sėdi kažkokie tai super protingi žmonės ir sudėlioja ant popieriaus lapo, tu čia darysi tai, tu darysi tai, duoda politikam šitą raštą, skriptą ir politikai imasi tai įgyvendinti. Iš tikrųjų, tai yra ne taip. Iš tikrųjų, politikai kiekvieną dieną turi krūvos idėjų, politikai užsirauna ant žurnalistų, kurie pradeda uždavinėti klausimus ir tu negali atsimušti tais standartiniais šūkiais ir tada visas šitas subyra. Tai dabar, kai sakot iš viešosios erdvės, tai mes ko gero labiau galim spręsti iš tų mokamų reklamų, nes ten, tuos tekstus, taip sakant, patvirtina rinkimų štabai, siužetus kažkokius ir panašiai. Tai kaip konservatorių sakėt, akivaizdu, kad konservatoriai žaidė per Šimonytę. Šimonytė, ko gero, turi tam tikro potencialo ne tik tai siauram konservatorių ratui, bet turbūt ir ten plačia prasme dešiniesiems ir galbūt kai kuriems kairiesiems. Laisvės partija, taip. Dar prie konservatorių. Žaidė ant Šimonytės ir buvo paslėpę Landsbergį. Taip galima sakyti. O taip, paslėpę, pasislėpę, negalėjo, tai čia mes galim labai daug diskutuoti. Galų gale užsienio reikalų ministras kampanijai labai nedėkingas asmuo yra, nes reikia nuolatos važinėti ir, nežinau, kiek jis ten laiko tam galėjo skirti. Būtų jis padėjęs konservatoriams, jeigu būtų daugiau laiko skyręs rinkimų kampanijai, kaip manot, būtų geresni rezultatai? Dėl rezultatų nežinau, bet lyderis, kuris įkvepia savo, taip sakant, karius, savo kandidatus, gal papildomos pridėtų motyvacijos, kad kalbėtų, žmonės matytų, galbūt jiems, taip sakant, liepsnelė labiau degtų, bet rezultatų prasme, tai jis turi šitą reitingą, kai kam jis yra autoritetas didelis. Ir kaip autoritetas, tik tai bėda gal, kad tie žmonės jau taip ar taip yra apsisprendę. Tai čia papildomų balsų neaišku, ar gautų. Tai žodžiu, konservatoriai statė ant Šimonytės, konservatoriai sakė maždaug stabilumas ir neramus laikai ir tokiais laikais reikia... Patikima garantija. Patikima garantija, nereikia keisti arklio vidury perkėlos, kaip sakoma. Laisvė? Laisvės partija kalbėjo, kad mes esame vienintelė vakarietiška partija, jie nebijojo kalbėti tai, ko kiti nenorėjo girdėti. Jie žinojo, kam jie kalba, tai turbūt didžiųjų miestų, turbūt šiek tiek jaunesniems, turbūt labiau išsilavinusiems, turbūt labiau pasiturintiems rinkėjams. Jų problema buvo turbūt ta, kad jie neturi daug žaidėjų, taip sakant, vienas trejetukas turėjo arti už visą penketą, o tai ir 11 žmonių, nes kiti nelabai tokie žinomi, tie ryškiausi žmonės, ko gero dabar antram ture tik ir teliko, o visi kiti išbirėjo, plus nepatikrinau statistikos, bet nesu tikras, kad jie tikrai kėlė visose apygardose kandidatus, visoje Lietuvoje, nes čia irgi yra problema. Žmonės atėję į rinkimus, jie mėgsta tam tikrą nuoseklumą protinį, pasiėmė ant biuletenio didžiojo partijų, pabalsavai už tą partiją, atsivertė į savo apygardos ir balsuoji daugiau mažiau už savo partiją. Ant to ir Žemaitaičio daug žmonių, kurie, ką čia slėpti, nelabai žinomi yra, jie išvažiavo vos ne iki antro turo. Žemaitaitis, galim sakyti, tam tikrą prasme, simetriškai Šimonytei, partija viską statė, jeigu ten yra partija, organizacija, viską statė ant Žemaitaičio asmeninės charizmos. Žemaitaitis galėjo uždengti visas silpnas vietas. Aš nesureikšminčiau tų susitikimų, kuriuos neva tai politologai kartoja, kad dirbo, važinėjo ir panašiai. Vienas dalykas, kai visi kalba, kad važinėjo ir dirbo, tai ne faktas, kad kas nors ten buvo tuose susitikimuose. Ir pasižiūrėkim, pavyzdžiui, kaip Jungtinėse valstijose kampanija vyksta, kandidatai atvažiuoji, pakalbi pusę valandos, važiuoji į kitą susitikimą. Jeigu tu užmirksi, kad ir su 50 rinkėjų 4 valandom diskutuot geopolitiką, tai reiškia, kad tu tą dieną, ko gero, nelabai kitų ir aplankysi. Ir tarkim, jau opozicinių partijų strategiją galima turbūt apibrėžti kaip antikonservatorišką strategiją. Taip, šita kampanija, sunku man prisiminti, ar yra buvę tiek daug taip vadinamos negatyvios reklamos, kai
atvirų tekstų remiamoje reklamoje, kur nors internete ypač, tiesiog atvirų tekstų yra kalbama apie savo oponentą. Na, kai kas sakytų juodinama, bet galim čia sakyti kažkaip ištraukę kontrastą didesnį, tai darė tiek socialdemokratai, tiek viešoje erdvėje paprastojose kalbėjimuose, be jokios abejonės visos kitos opozicinės partijos. Grįžtant prie Laisvės partijos, Mindaugai, turime nebaigtų darbų. Turėjo mobilizuoti tam tikrą elektoratą, turiuomenį tos pačius homoseksualius žmonės, labai akivaizdu, kad tikrai jiems nebuvo įvykdyti pažadai ir komunikacija buvo, kad mums jėgos pritrūko, duokite mums daugiau jėgos. Logiškas žingsnis, bet nesuveikė. Kaip manot, kodėl? Na, dabar žiūrėkit, mes čia taip labai lengvai kalbam suveikė, nesuveikė. Iš tikrųjų, rinkimai čia kaip sportas. Jie prarado apie 60 000 balsų iš atminties. Tu gali žaisti gerai, tavo planas gali būti geras, tu netgi formoje geroj gali būti, bet, tiesiog, taip sakant, nekrito. Tai kampanijos nuoseklumo prasme, Laisvės partijos kampanija nebuvo bloga, taip jiems pritrūko. Aš manau, kad už Laisvės partiją vis tik daug žmonių balsuoja kaip tam tikrą, kaip medalioną, galim sakyti, tam tikrą išreiškimą savo pozicijos labiau negu kad padarytiems darbams. Tai, maždaug aš esu vakarietiškas ir šiuolaikiškas, palaikau tas tokias šiuolaikinės kairiųjų beje vakarų idėjas ir dėl to aš balsuoju už Laisvės partiją, o ką jie ten darys, iš principo tikriausiai nelabai nei šilta, nei šalta. Liberalų matėt strategiją konkrečiai? Liberalai manau, kad su dirbtiniu intelektu sugeneravo šūkį telkti, veikti, netrukdyti ar kažkaip tai panašiai. Labai bendrinis šūkis. Liberalai buvo tokia, jie čia šia prasme pataikė, kad jie kaip ir tokie konservatoriai, bet su žmogišku veidu. Tai Čmilytė, maloniai graži moteris, kalba ramiai gražiai, Gentvilas nebijo pasisakyti racionaliai. Alekna, jie iš principo statė turbūt, jeigu ten kiti statė ant vieno žmogaus, tai čia statė, jie sako, kad ant 3, dar Alekna buvo, bet iš tikrųjų, ko gero, ištraukė Čmilytė su Gentvilu. Auštrevičiaus mes nelabai matėme ir jų ta pozicija buvo tokia maždaug, galim taip sakyti, nieko labai čia daug daryti nereikia. Ir tu šneki mandagiai, ir žmogus balsuodamas už liberalų sąjūdį jautėsi ramus, kad neteko su kažkokiais ar šiais piktais, ar kairiesiais, ar vatnikais, ar dar kažką susivelti, tačiau jie nėra taip pat ir pikti konservatoriai, kurie bando padaryti kažką, kai išeina gerai, neišeina pyksta. Socialdemokratai? Socialdemokratai irgi, matėt strategiją? Manau, kad ten irgi dirbtinis intelektas prisidėjo prie jų šūkio sugeneravimo, bet skirtingai nuo kitų partijų, valstybė, kuri veikia, tai manau, kad jeigu jūs žurnalistai paskambintumėt Blinkevičiūtei, pavyzdžiui, 2:45 ryte, ir paklaustumėt, tai jinai pasakytų vienas dalykas, mes socialdemokratai, ir kita frazė valstybė, kuri veikia. Tai jinai frazes puikiai išmoko, tas rinkiminės, ir šia prasme šiek tiek padengė tos idėjos, tačiau turinio prasme, žinoma, ten buvo prieš konservatorius pirmą kartą, vėlgi socialdemokratai taip drąsiai ir įžūliai, galima sakyti, nebijojo važiuoti ant konservatorių, buitiškai šnekant. Reklamos arba jos pasisakymai socialiniuose tinkluose, kurie buvo beje apmokami reklamos lėšomis, tai žmonės gerokai daugiau matė negu Blinkevičiūtė sekė. Šitas dalykas su ta paskutinė reklama apie Landsbergių už žaliuzių, kas šiaip yra ant ribos, taip sakant. Kad jam šakės? Šakės tai čia buvo nereklaminis pasakymas, bet žaliuzės apie tai, kad nepabusk su Landsbergiu, kuri taip yra ant ribos, beje, užsienio valstybių juridinių asmenų kišimosi į rinkimus, nes jeigu tau teikia paslaugą užsienio valstybės juridinis asmuo. Partneriai jų. Partneriai, ne partneriai, koks skirtumas, bet nemokamai. Jie patys prisipažino, tai atliko paslaugas tam tikras. Tai leiboristai, neva tai jiems sukūrė reklamą, davė savo panaudotą reklamą. Beje, leiboristai yra pakankamai dideli aferistai, nes vakar ar tai už vakar
Trumpas apkaltino Britų leiboristus kišimusi į Amerikos kampaniją, nes kažkuris leiboristas LinkedIno paskyroje nepabijojo parašyti, hei, važiuojam į Ameriką, padėsim Kamalai Harris nugalėti Trumpą. Gali sakyti, kad kišosi ir į mūsų rinkimus, ar ne? Galima tokiu būdu. Taip. Dėl vieno lyderio partijos socdemai apibrėžtume tai kaip vieno lyderio partija? Ar daugiau ten yra figūrų? Komunikacinė prasme, tų figūrų visą laiką būna, bet komunikacinė prasme tikriausiai pasidarė tyrimus, pasižiūrėjo, į kurį žmogų pozityviausiai žiūri ir tą žmogų tikrai eksploatavo. Na, neteko turbūt matyti mokamų reklamų, ne šiaip į debatus, mokamų reklamų, kur figūruotų kiti žmonės. Ir čia irgi skyrėsi pakankamai nuo ankstesnių kampanijų, nes įprasta yra kalbėti apie tai, kad štai mes turime komandą ir štai pasižiūrėkit ir tą, ir 50. Čia buvo Vilijos kampanija. Lieka 20 sekundžių, Mindaugai. Vienu sakiniu Sauliaus Skvernelio strategija ir Ramūno Karbauskio. Po vieną sakinį. Ramūnas Karbauskis bandė eiti į Žemaitaičio teritoriją, bet balsas užkimęs buvo, nepakankamai garsiai rėkė ir dėl to jį suvalgė Žemaitaitis, o Skvernelio strategija buvo tokia veidrodinė liberalų sąjūdžiui. Tu nori balsuoti prieš valdžią, bet nenori rėksnių. Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas, dėkui už skirtą laiką, dėkui žiūrėjusim. Laidą baigiam, šiandien dar pasimatysime Lietuva tiesiogiai, 16:30, kalbėsimės apie Fox Pay skandalą ir ką turėtų, ar iš vis turėtų ką nors tirti antikorupcijos komisija. Taigi likite su Lietuvos ryto televizija, iki greitų susitikimų.